Sveiki, sveikinuosi su jumis žmoniškos inžinerijos tinklalaidėje. Tęsim dirbtinio intelekto temą. Šį kartą kalbuosi su Tomu ir Armandu, Podimo Engineering Manageriais. Kalbuosi apie tai, kaip Podimo integruoja dirbtinį intelektą į kasdienį inžinierių darbą, kaip tai pradėjo daryti ir kokį efektą mato jau dabar. Tema plati ir norėjosi padengti kuo daugiau aspektų, todėl tikrai liko neatsakytų klausimų. Jei jų liko ir tau, parašyk komentarą ar žinutę. Jos būtinai aptarsiu kituose pokalbiuose. Gero klausymosi. Sveiki, labas Tomai, labas Armantai. Sveikas. Labas. Tai ačiū, kad pakvietėte į svečius. Labai įdomi tema kalbėsim. Aš net nežinau, galvojau, kaip lietuviškai tą pasakyti, bet augmented engineering aš nesugalvojau lietuviško termino tam. Bet gal prieš tai mes esam Podimo ofise, tai gal tiesiog apie patį Podimo iš pradžių. Tai gerai, tai Podimo yra didelė organizacija Lietuvoje, mes esame gal pakankamai nedideli ir mažiau žinomi. Šiaip mes esame labai populiarūs Danijai, Nyderlanduose, nes ten yra pagrindinės mūsų rinkos. Mes esame podcastų, kaip čia Netflixas, tik tai gaminam patys podcasts, transliuojame, turime savo technologinį stacką, ką dar galima pridėti. Gal keli žodžius apie mūsų tech komandą, inžinierius, tai apie 60 žmonių. Inžinierių šitos srities specialistų darbuojasi čia, Podimo, per kelias lokacijas. Vilnius yra mūsų pagrindinė lokacija, Kopenhaga, Amsterdamas, Londonas. Turime komandos narių dirbančių plačiai po Europą pasklidusių. 60, tai čia kokia 10 komandų, ne? Pagal produktus skirstot komandas ir... Labai tiksliai. 9 komandos, kurias mes oficialiai savo esame įsivardinę, ir 10 komanda jau galėtų būti kažkas aplink AI agentus. Okay. Nice. Geras. Tai gal galim tada iš karto tiesiai į tą mėsą visą pokalbą, tai kokia yra ta dirbtinio intelekto Podimo pradžia, o kokia jinai buvo tiksliau, ne? Iš kur atkeliaujat? Tai pradžios taškas, kuris man labiausiai įstrigo, tai vienus metus atgal galime sugrįžti. Mes Podimo jau turim tokį tradicinį renginį, Hackathonas, kur kolegos iš tech, iš produkto dalies susirenka čia Lietuvoje, praleidžia 2 paras, 3 dienas kartu, įgyvendina įvairiausias idėjas, kurios toliau sėkmingai gyvena arba tiesiog išbandom naujus dalykus. Ir būtent prieš metus mes turėjome temą Amplified Intelligence, AI, kur gimė labai įdomus projektai ir aš galvoju, kad padėjom gerą startą, gerą pradžią tuos projektus įgyvendinti. Tai Armantas galėtų šiek tiek papasakoti, kaip toliau viskas vyko. Čia Tomas gerą užgrebė. Tai mes ką turėjom, mes pradėjom nuo N8N tokių workflowsų, tai yra, kur dėlioji savo workflowsus, gali susidėlioti AI modelius, mini tokius, bet problema buvo tai, kad jie nesiskeilina. Ta prasme, tu gali tam tikrus business cases padaryti, bet tada prasideda su scale problemos. Techninės problemos, investigacijos, sprendimai. Ir ką mes realiai šių metų pradžioj pamatėm, kad atsiradus naujam tiek Claude modeliui, tiek atsiradus naujiems agentams, ta prasme tam pačiam OpenClaw, kad galim daryti visą tą AI kitaip, agentus kitaip. Tai ką ir pradėjom, mūsų vadovas atnešė vieną minimaką, sako, ką galim daryti. Sakau, duok savaitgalių, išbandysim, ką galima padaryti. Po savaitgalių atnešiau pirmą agentą, OpenClaw. Žinoma, vėlgi padėjau komandai, sakau, kam būtų įdomu. Tai realiai iš komandos vienas narys atsisėdo, pabandė, sako, jisai gyvas. Sako, su juo galima kalbėtis, dirbti ir visai faina, Tai užsikabino ir pradėjau dėliotis. Ir nuo to realiai visa pradžia prasidėjo. Tada tas žmogus padarė pirmas inovacijas, pradėjo su Claude žiūrėti, kaip tą pasidaryti, susidėliojo skillsus, workflowsus, ir gausi taip, kad jau mes turėjom agentą, kompiuterio, kuriam atiduodi tiesiog darbą ir gauni merge requestą, Viskas, nieko nereikia daryti. Okay, geras. Tai čia toks net ir iš karto gavosi, ne? Pirmas agentas, ir kuris iš karto galėjo
nuėjot iki to, kad galėjau pats atlikti darbą, mažą darbą? Čia turbūt galim daryti tokią pradžią, kuri vadinasi exploration fazė. Okay. Tai yra, kur mes eksperimentuojam, bandom. Ir čia buvo labai labai svarbus taškas. Gerai, kad kompanijoje atsirado žmonės, 1, 2, 3. Jas mes galim vadinti inovatoriais, žmonėm, kurie atsineša kažkokią idėją, mintį, nebijo eksperimentuoti, kurti, bandyti, klysti. Ir toliau kamuoliukas ar tas sniego gniūžtė rieda toliau. Ir žmonės mato, kad kažkas pabandė, pasidalinam, papasakojam ir po truputį ta kelionė toliau juda į priekį. Taip, padarėm irgi labai svarbų dalyką, patys savo atsakymį klausimą, o kaip atrodo AI, angliški žodžiai, adoption, AI pritaikymo strategija čia, mūsų kompanijoje. Vėl pradėkim nuo savęs. Sukūrėm šitą strategiją ir ją pasidalinam su kolektyvu kovo pradžioje. Tai va, apie 2 mėnesius atgal. Ir dar vienas geras žingsnis. Mes išsikėlėm tikslą, ką norim pasiekti per pirmą pusmetį, ką norim pasiekti per šiuos metus, taip kaip mes tą akimirką supratome, kaip gali atrodyti ateitis. Tai va, tai buvo tokia pradžia, toks startas ir po truputį mažai žingsneliais visi kartu judami priekį, kurdami tos automatinius agentus, kurie mums iš vienos pusės palengvina gyvenimą, iš kitos sukuria labai daug naujų įdomių iššūkių. Ok, čia įdomu bus ties iššūkiais turbūt irgi paliesti. Gal tada prisimena tą pirmą kokį workflowsą, kurį perdarėte, ne? Tai pirmas workflowsas, webo inžinierius pasidarė workflowsą, kur gali įdėti tiketą ir gauti outputą merge requestą. Įsivaizduok, mano pusė komandos išvyksta į komandiruotę, suplanuojam sprintą ir kažkaip pamiršom dalį tą, kad išvažiuos ir suplanuojam pilną apimtim. Ir tada lieka 3 inžinieriai ir 3 dienos sprintą visi darbai padaryti. Visi in code review sėdi stulpelį. Tada toks, sėdi kaip inžinierių menedžeris, sakai, kas čia dabar įvyko, 3 dienas sprinto. Tai tam code review ir sėdėjo realiai visą sprintą, nes čia pasidarė bottlenecką, Tai čia tie buvo tokie pirmieji dalykai, ir tada ką supratom, kad reikia dalintis. Eiti kalbėti, rodyti tuos pavyzdžius, kaip tą susijungti. Nes jeigu tu žiūrėtum, kur aš dabar netgi turiu pažįstamų inžinierių, kur kalbamės, jie turi skillsus, jie turi cloud kodą, bet sako, man iš pusė atveju neveikia. Tai yra tam tikra specifika, kaip tu turi tą padaryti, kaip tu turi rašyti promptą, kad jisai tau iš 100 atvejų 90 būtų consistent. Žinai. Ir čia turbūt irgi, išmokimo kreivė ta yra gal ir gana... Aš pasakyčiau, domėjimusi kreivė. Ta prasme, kiek patys inžinieriai nori skirti savo laiko domėtis, nes tepa yra labai plati. Tai reiškia, kiek tu pasižiūrėtum Redditą, GitHub'o naujienos, labai daug kas rašo apie tai ir tu turi būti tame sraute, kad suprastum, kaip keičiasi visa rinka, kaip keičiasi tie įrankiai. Ir čia turbūt aš gal ką pastebėjau, kad dažnai būna pabando, pirmą kartą nesuveikia, neveikia, nesąmonė, arba mums netinka, nes pas mus. Ir turbūt, ką sakai, ta domėtis ir vietoj to, kad žiūrėt veikia ar neveikia, paklausti, kaip mes galim padaryti, kad veiktų apskritai. Nes akivaizdu, kad veikia žmonėm, ta prasme. Ar iki tiek, kiek mes girdim ten kažkur socialinį mediją, ar kažkur čia dar irgi galima abejoti, bet akivaizdu, kad daug naudos suteikia. Turbūt įdomiausias ir yra tas momentas, kaip skirtingų metų, skirtingiam žmonėm įvyksta tas wow momentas. Vieniem anksčiau, kitiem truputį vėliau. Vienam atlikus vieną užduotį, kitam kitą užduotį. Visą laiką yra žmonių, kurių asmenybės tipas yra toks, kad jie labai gerai vertina rizikas. Jie mato, kas gali nutikti. Ne tik tai sėkmingas atvejais, viskas sėkmingai įgyvendinta, o kas bus tokių atvejų, o kaip mes kokybę užtikrinsim, o kas bus, jeigu negerai kažkas nutiks. Tai kiekvienas žmogus skirtingų laiko momentų atrado, mano produktyvumas, efektyvumas naudojant šitos įrankius ir kuriant tos automatinius procesus, didesnius, mažesnius, didėja. Aš per tą patį laiką galiu sukurti daugiau naudos, daugiau vertės ir mūsų vienas iš sekančių
žingsnių galvojam, o kaip mes norėtume matuoti, ką mes norėtume stebėti, kaip mums sekasi šitoj kelionė. Pabandykim produktyvumą padidinti 2 kartus. Pažiūrėkim, kaip seksis. Tai dabar šiandien jau galim pasakyti, kad tai nebuvo labai didelis iššūkis padidinti produktyvumą 2 kartus. Okay. Vėl, kaip matuosim, galim diskutuoti, galim pasiginčyti, ar čia geriausias būdas ar ne. Bet pats svarbiausias žingsnis yra ta kelionė. Išbandyti, pažiūrėti, kas išeina. Tai va, tai su kiekvienu pabandymu, kartais tos rankos nusvyra. Dar vienas labai įdomus momentas, kad turbūt daug dalykų reikėjo perdaryti. Ta pirma versija, kokia buvo išbandyta, paruošta naudot, eksperimentuota su ją, jinai jau turbūt yra perdaryta N kartų. Kiek savaitgalių buvo, turbūt tiek kartų jinai ir perdaryta. Tai va, tas nenuleisti rankų, nebijoti ir ieškoti pritaikymo galimybių toliau. Kitas, ką aš turbūt pastebiu, kad, nes va čia toks yra, tu kuri įrankiai daryti darbą, kurį tu anksčiau darai pats gal tada. Ir turbūt yra daug neapibrėžtumo, čia man pavyks, nepavyks, aš čia spėsiu padaryti darbus, nespėsiu. Tai jau turbūt, nežinau, komandai turbūt dažniausiai saugumas, kad viskas okei, investuoti į tai laiką dabar ir gal ten nepilną sprintą padeliverinti, ne? Ar gal dėl to, kad kažką mokėmės, nespėjom, irgi yra gana svarbu. Ir taip ir ne. Tai mes ką pradėjom diskutuoti? Mes matėm, kad jeigu dedikuojam laiko, sakom, turime Innovation Day, per mėnesį 1 dieną Innovation. Dalis žmonių tiesiog tęsia savo darbus, nes nori pasidaryti. Tarkim, tą produktyvumą pasiekti ne per automatizaciją, bet darydami darbą daugiau. Ne? Kas invent gaunasi, kad jie degina savo resursą. Tai mes daug labai eksperimentavom, turėjom daug labai skirtingų veiklų, procesų, diskusijų, tai ir daug kas neveikia, daug kas veikia, žinai, tai kaip pavyzdys turėjome tas Innovation Day, jos tam tikroje vietoje veikia, dabar matome, kad nelabai veikia ir vėl žiūrime, kaip galime tą transformuoti. Kas labai gerai pasisekė, tai į tos peer sesijos, kai tas žmogus, kuris atsirakino, sėdi kartu su kitu žmogum ir jam parodo workflowsą. Netgi kaip team leadai, kaip engineering manageriai, mes sėdim su žmonėm ir sakom, tai parodyk, kaip dirbai. Atsidaryk, klot kodą, ir kartu padarom. Tai pavyzdys su mano кейsu. Atsidarėm ir per 2 valandas išėjom su workflowsu, kuris pats rašo jam testus. Tai baigėsi tuo, kad jis per tą savaitę parašė, nežinau, 5-10 testų, bet jisai darydamas kitus darbus atiduoda klodui darbą ir jisai daro, žinai. Ir čia paminėjai labai gerą, man atrodo, dažnai, ir aš net pats esu pastebėjęs, kad kartais tiesiog labai lengva į tą seną būdą, aš čia dabar aiškintis, nelabai gal žinai nuo ko pradėti, nelabai žinai, ar čia pasiseks ir tada, kitą kartą. Bet jeigu yra kažkas šalia, kas jau turi tą tokį mindsetą, jau žino, kaip ten padaryti, tada kur kas lengviau turbūt ta transformacija vyksta kitiem. 100%. Ir tikrai labai džiaugiuosi, kad Armantas yra komandai. Yra mūsų kolega Tomas šitos kompanijos jau. Tai žmonės, kurie visą laiką žiūri į priekį, kas toliau. Ir mes galim tą kartelę laikyti pakankamai žemai, pasiekėm kažkokį tai rezultatą ir sakyt, gerai, 2 kartus padidinom produktyvumą, čia ir sustokim. Pasižiūrėkim, kaip kitom kompanijom aplinkui sekasi. Bet mes visą laiką norim pasižiūrėti, o kas toliau, nes pasiekėm vieną užsibrėžtą tarpinį žingsnį, tarpinį tikslą. Koks sekantis? Ką dar galima padaryti? Kaip dar galima būtų automatizuoti dalykus, bet vis tiek mūsų noras ir ta orientacija yra, o kokią mes vertę sukūrėme. Tam, kad mes įgyvendinsime daugiau užduočių, kad ar matuosime atliktom užduotim, ar story pointas, ar kažkokiais kitais matavimo vietais, galutiniam rezultate, kaip sekasi mūsų kompanijai. Ar jinai uždirba daugiau pajamų, ar sutaupo išlaidų, kaštų. Tai kiekvieną kartą mes turim vis apie tai galvoti ir užduoti savo tokį paprastą klausimą. Are we working on the right things? Ir kai tu tokį įprotį išsiugdai ir kiekvieną dieną, kiekvieną savaitę savęs paklausi komandos narių, stengiasi vis nesustoti, nes sustosi vis tiek, anksčiau ir vėliau tave pasivis aplenks, tai geriau mums būti truputį judesį ir vis žygiuoti į priekį savo tempu.
gal įdomu tada, tai kaip jūs matuojate tada produktyvumą? Vat sakot, čia aš kelis klausimus iš tikrųjų turiu. Tai vienas, kaip matuojat? Kitas turbūt ir apie ką jau pradeda šiaip kalbėti daugelis, man atrodo, kad daryti daugiau dalykų nebūtinai yra gerai ir daugiau naudos, arba apskritai gali būti net neproduktyvu užversti naujais feature'ais userį. Tai vat kaip jūs apie tai galvojate iš tikrųjų? Tai yra kelios dedamosios, yra visados, ko inžinieriai skųsdavosi, ko trūksta. Trūksta laiko kokybei, testams, refaktoringams, ne? Ir štai, kad tas laikas atsiranda. Tai žinai, kas čia ir mes matome, kad čia biškai gal nukrysiu į kitą temą, bet atsiranda toks dalykas, kad tu planuoti turi kitaip darbo dieną ir sprintą planuoti. Tu turi planuoti tuos darbus, kuriuoms turi skirti fokuso, daugiau įsigilinti ir tiems darbams, kurie gali eiti paraleliai ir tu jiems gali atiduoti, žinai, dirbtiniam intelektui. Taip, atsiranda daugiau konteksto, būna pavyzdžių, kai inžinieriai dirba ir su 8 terminalais, žinai, ir taip toliau, bet vėlgi, kiekvienas žmogus turi savo capabiličių ribas, žinai, ir gali tą skirti. Tai vėlgi, tai pasikeitė tas dalykas ir tu turi irgi peržiūrėti, kaip tu dirbai. Tai žinoma, tas kelia streso ir mes kalbamės, kaip tą suvaldyti, kaip tą pasidaryti, kaip pasidaryti, kad nebūtų tiek stres ir kaip tą nueiti tą kelią, žinai. Tai yra šitas dalykas, tikrai, kur mes kalbamės. Grįžtant atgal į klausimą, žinai, apskritai apie inžinieringą, kaip mes norim tą kelią nueiti ir kokie tie procesai, tai mes dar iki šiol nežinom, koks tas kelias, kaip nueiti ir kaip matuoti produktyvumą, ne? Yra labai daug metodologijų, yra story pointai, yra merge requesto cycle time, yra epico cycle time, žinai, lead time, taip pat yra LOC, meaningful lines of code, tai prasme, tu gali daug ko matuoti. Mes dabar šiuo metu pasirinkę, sakėm, kadangi mes turim gerą track rekordą, kaip story pointais mes dirbame anksčiau, tai mes sakom, vertinkit taip pat darbus ir dabar žiūrime tą produktyvą taip pat. Papildomai žiūrim, kaip merge requestų kiekiai skiriasi, kaip cycle time skiriasi ir tai yra tiesiog guideline. Tai mes žiūrime, kad kokia žmogaus kryptis. Prasme, ne? Tai kaip keičiasi jo kryptis su naujais įrankiais, bet nesakom, kad nelyginam vieną su kitu, nes story pointas vienam žmogui ir vienai komandai gali būti visiškai kitoks kitoj komandai. Tai mes žiūrim labiau trendą, kryptį ir tada sakom, jeigu matom kažkas neveikia, klausim, ko reikia, kokios pagalbos, ar reikia PR sesijos, ar reikia dar kažkokios pagalbos, žinai, kad atrakinti ir padėti susidėlioti. Tai tikslas mūsų yra visų, kad visi atsirakintų žmonės. Dar toks vienas įdomus pastebėjimas iš kolegų, kurie dirba ne tech kompanijos dalyje, o kitose. Jų grįžtamasis ryšys vėl nepamatuojamas, tik nuomonė greičiau, jūs greičiau padaro. Tai vat irgi turbūt, jeigu klausant ar ten didžiųjų kompanijų vadovų pranešimų, jie akcentuoja greitį, greičiau galėsit tą vertę įgyvendinti. Tai tas time to value, kaip greitai darbas nuo idėjos iki produkcinės aplinkos, įskaitant visus pasitestavimus, eksperimentus, ar veikia įgyvendintas pakeitimas, ar neveikia. Tai kaip greitai mes įgyvendinam idėją, norą, ar išsprendžiam problemą. Tai labai svarbu šitas dalykas ir tikrai malonu girdėti iš kolegų, kurie tą net pamato, net nereikia nieko papildomai pamatuoti ir sako, jūs daug greičiau. Ir dabar apsisuko ratu. Jeigu anksčiau sakydom, kad mes neturime pajėgumų įgyvendinti, dabar kartais išgirstu, mes nespėjam. Idėjų nebėra. Reikia, kitas svarbus dalykas, turbūt, apie ką galim šiek tiek užsiminti, tai kokia labai svarbi savybė – kūrybiškumas. Irgi, kaip pamatuoti tą kūrybiškumą, bet kai padidėja greitis, tada įsijungia kitas toks momentas, o kokia sekanti problema, kurią norim išspręsti. Koks yra sekantis prioritetas, kurį norim įgyvendinti. Tai idėjos, kūrybiškumas ir tie žmonės, kurie turi tų idėjų ir paskui jau nori jas įgyvendinti, irgi pasidaro labai, labai svarbu. Tai nėra tiesiogiai susijęs su produktyvumu ar kažkokiu kitokiu dalykų matavimu, bet kaip keičiasi pats darbas, kaip mes dirbame ir kur tas fokusas nukeliauja. Ir užsiminė apie apskritai platesnė organizacija ir kad jie jaučia, kad inžinieriai greičiau dirba ir greičiau vertę atneša. Bet man įdomu, ar yra
nežinau, noro, čia turbūt ypač arti dirbančių produkt manager, ar yra naudojančių, ar yra, nes daug girdėt, kad kontributina į kodą, ne yra, kur CEOs pull requestus, daugiausiai pull requestų įmonėj padaro kartais. Tai kaip ta situacija pas jūs? Tai pas mus įtėjo daugiausiai pull requestų įmonėj padaro. Tai yra tas, žinai, ten mes skaičiavom ten kosmosinius kiekiai, žinai, ta prasme lyginant, bet jo, žinai, tai pritariu, ką tu sakai, pas mus yra visi naudoja. Ta prasme, produktistai naudoja tos pačius įrankius, kaip geriau refininti. Anksčiau, kai tu refinindavai, pasiimdavai dizainą, prašydavai kokį nori rezultatą, atsiranda lėris, kai tu gali uždėti AI-ų ir AI-us gali patikrinti, kaip tą features implementuoti. Ar nėra daugiau klausimų iš implementacijos pusės. Tai jūs jau turi sparring partnerį, kur nereikia tau eiti pas inžinierius ir diskutuoti, bet tu gali padiskutuoti pats su dirbtiniu intelektu, ne? Ir turi gauti atsakymą, ką geriau. Tai net juokavo viena komanda, sako, aš jau nesuprantu epikų, bet tai jūs juos labai gerai supranta. Tai sako, mums reikia į LDR, kad mes suprastume, ką patys pažiūrėti, kokie čia biznio vertė ir kaip čia keičiasi, žinai. Tai atsiranda va tokių situacijų. Tai tie patys dizainas, tie patys analitikai, jiems yra daug didesnė pagalba. Kas čia gal geras tema, kurią galėtume paimti, kaip keičiasi įrankiai. Nes dirbtinis intelektas turi tam tikrus standartus ir tam tikrus įrankius jisai geriau supranta. Ir mes pradėję eiti į šitą mišką, pamatėme, kad mūsų tam tikri įrankiai blogai su juo dirba. Tai Notionas, pavyzdžiui, ne? Mūsų vidinis ne chatas, o dokumentacijos įrankis nėra taip, kad jisai gerai. Tai ką daryti? Tai mes migravom į Outline, kuris grinai tinkantis veikia MD Markdownų principą, tai viskas veikia ten labai idealiai. Ta prasme, tai vėlgi, tu pradedi iš organizacijos pusės, tu žiūrėti, kaip adaptuotis, kad tu galėtum dar greičiau ir efektyviau dirbti. Čia turbūt viskas susiveda į tai, kaip gerai prieinama informacija tam agentui, ne? Ir kad viskas turbūt nuo... Aš esu skaitęs kažkur, kad žmonės į repo pradėjo kelti Slack'o susirašinėjimus tam, kad agentas matytų pilną kontekstą, kas vyksta. Tai čia apie tą patį turbūt ir jūs. Taip, ir net galima užduoti tokį klausimą, kaip turėtų atrodyti galudinis ar tarpinis produktas, kad žmonės jį naudotų. Jeigu vėl kalbam apie vidinius kompanijos darbuotojus iš kitų organizacijos dalių, koks jiem turėtų būti prieinamas tas user interface'as. Ar jie eis į GitLab'ą, ar jie eis į Jira, ar jie eis į Outline'ą. Kaip atrodytų, jeigu jie turėtų vieno langelio principą, ar tai būtų Slack'as, ar tai būtų kažkoks kitas vienas user interface'as, kažkur background'e suintegruotas su jų kasdien naudojamais įrankiais ir jie, uždavinėdami klausimus, formuluodami užduotis, gauna reikiamą rezultatą irgi nustatydami tam tikras kriterijus, kaip žinoti, ar tas rezultatas gerai, teisingai atliktas. Tai kai eini, sprendi šitą užduotį su tokiu principu, kaip patogiau, tai visą laiką surandi kažkokį tai dalyką, pabandai ir dabar iš tikrųjų, turėdamas telefoną, turėdamas tą patį komunikacijos įrankį, tarkim, Slack'ą, tiek daug gali padaryti. Ir tas darbo įrankis kaip kompiuteris irgi kažkur nueina į šoną, tenai procesai vyksta servise, vyksta kažkokiose kitose cloud'e esančiose lygose, bet viskas tavo telefone, čia ir dabar pasiekiama. Ir dar vienas momentas, kai einam toliau pas organizaciją, kaip keičiasi darbas product manager, designer, analitiko ar kitų žmonių, kaip mes galėtume automatizuoti jų darbo procesą. Tai kokia yra didelė pagalba iš žmonių, techninių žmonių, inžinierių, kuriem reikia galbūt skirti mažiau laiko parašyti kodą, bet jie gali atlikti labai labai svarbią konsultanto užduotį. Susitikti, pasižiūrėti, kaip tu atlieki savo užduotį rankiniu būdu, sugrįžti atgal, gal net per tą patį susitikimą. Žiūrėk, aš tau automatizuosiu šitą tavo rankinį darbą ir sutaupysiu tau x minučių, x valandų ten per dieną, per savaitę. Jo, ir čia, manau, net ir inžinieriam, man atrodo, yra labai sunku persijungti į tą, kad tu dirbi ant proceso automatizavimo, o net darydamas darbą. Ir visiems kitiems lygiai taip pat reikia dizaineris gal
ant dizaino sistemos dirba labiau negu dizainus kuria, nes dizainus gal, o dizainas gali Jo, tai ir čia va tas ir yra, žinai, kad visi dabar yra ta mada. Cloudas išleido appsą su Workspace'as, ne, tada išleido GPT savo, ne, ir tada, ką matom organizacijai, išleidžia kokią naują, o mums reikia naudos. Mes ką darom, sakom, gerai, susiskambinam, pavyzdys, su kontento režisieriumi, nes susiskambinam, sakau, ką tu darai, ko tau reikia, kokią tu problemą sprendi. Sako, aš turiu tokią problemą, aš turiu kiekvieną mėnesį, kiekvienai mūsų šou, kuriam padaryti raportą, kaip jai sekėsi. Jis atidaro slaideką, sakau, kiek užtrunka? Apie pusvalandį, nes reikia nueiti duomenys, surinkti visą kitą. Sakau, žiūrėk, mes turim agentą Slack'e, davai aš įdedu tau šou linką iš puslapio ir sakau, padaryk man slaidą ir surašom, ko tau reikia. Tai realiai su vienu promptu gavom tą patį rezultatą, ką jisai daro pusvalandį. Okay. Nes mūsų tas vidinis agentas, jis yra uždarus, bet jisai turi prie visų duomenų prieigą. Ir grafikai, ir aprašymai, ir kaip sekėsi. Jisai pasitinino tą workflow'ą ir dabar viskas. Tiesiog įsideda ir gauna realiai rezultatą to, kurio reikia. Tai žinai, va čia ir yra tokie dalykai. Tada teisininkai sako, mes turime iš customer supporto, turim tokį Excelį, kur ten grebina atsakymus, kokie yra teisiniai klausimai. On top turime agentą, kuris, ne agentą, o džemą, kuris padaro ir pažiūri, padeda sudėlioti atsakymus ir gauna outputas vėlgi Excelis. Tai sakau, tą patį galim Slack'e padaryti per tą patį botą. Ar tikrai? Sakau, davai, atsidaryk langą, padarom. Praeinam, po vakarė jau žiūriu, siunčia localization teamui, sako, va, čia Excelis, tą, kurį sukūrėme specialiai agentui, sako, prašau išvertimus patikrinti, ar gerai. Viskas, žinai, tu labai daug gali tokiais labai elementariais ir labai paprastais dalykais automatizuoti, supaprastinti dalykus. Žinai. Klausimas, tai jūs turit savo agentą, taip? Jūs susikūrėt savo, kas čia buvo entuziastų grupelė, čia buvo savaitgalio projektas, savaitgalių turbūt? Turbūt galima ir taip įvardinti. Paminėjau, kad viskas prasideda nuo žmonių, kurie yra smalsus, kūrybingi, turi idėją, turi patį tą tikriausią inžinieringo mąstymo gyslelę. Ir viena iš idėjų ir buvo. Sukurkime agentą, kuris pradžiai galbūt padėtų mum tech pusėje, engineering pusėje, gal galėtų code review padaryti, gal galėtų implementaciją padaryti, gal galėtų paruošti įgyvendinimo planą, pradėkime nuo tam tikrų žingsnių. Ir vis integruojant, labai įdomu, kad AI mes galime irgi vadinti automation and integration. Tai integruokim su įrankiais, kuriuos mes naudojam kiekvieną dieną. Ir taip po truputį, iš tikrųjų, laisvų nuo darbo laikų, ar tai būtų vakare, ar savaitgalį, vis pridedant po vieną naują papildomą skillsą, po vieną papildomą funkcionalumą. Šiandien mes ateinam į tokį tašką, kur galim sakyti, padaryk užduotį nuo A iki Z. Ta užduotis gali būti techninė, gali būti netechninė. Labai paprastas pavyzdys, kur viena iš pirmųjų automatizavimo galimybių buvo, mums kas mėnesį reikėdavo užpildyti Excelinį failą, kaip mums sekėsi ir kur išleisti, investuoti engineering valandas. Tiesiog reikia užpildyti rankiniu būdu. Tai reikia nueiti į Jira, pasižiūrėti, kokios užduotis buvo atliktos, reikia paskaičiuoti, reikia įrašyti į Excelį ir vėl visą tai padarėm, kad atliekama automatiškai. Tai pirmą kartą pasižiūrėjom, ar gerai, ar kokybiškai, padarėm pakeitimus, pataisimus ir paskutinis mėnuo jau buvo automatiškai atliktas darbas, kiek sutaupyta laiko ir dėl tos pačios kokybės irgi turbūt galėtumėt padiskutuoti, kas geriau atliko užduotį, ar mes rankiniu būdu, ar automatiškais pagal tam tikras taisyklės. Čia gali dar pridėti, kad tas įrankis pradžiai darydavo ir klausdavo, o tai kiek jūs inžinierių dirbo šį mėnesį, kad galėčiau teisingai paskaičiuoti. Tai davėm jam aksesą prie mūsų HR sistemos limituotą, ten, kad galėtų matyti, kiek žmonės turi testų, viskas. Bet vėlgi, tu turi problemą, tau rankinį darbą ir tu galvoji, kaip tą, žinai, padaryti paprasčiau, automatizuotai, be žmogaus įsikišimo. Tai va šitie man irgi. O agento tėtis, mūsų cito, tai kaip ir sakėm, ten daugiausiai merge requestų. Jeigu pažiūrėti ten jo, kaip atrodo repo ir yra vizualizuoti, tai ten, žinokit, kosmosas, žinai, yra, ta prasme, aš dar neįsivaizduoju, tiek žmogus
turi suvokimo greičio ir žinai, logikos įdėti ir kad suvoktų visą tą dalyką, tai tikrai daug. Visa tai dabar yra organizacijos dalis ir kas vyksta, tai pasikeitė, kad mes matom, kad neveikia ir tada kas mato, tas gali kontribuoti. Tai reiškia, skėlinas, įsivaizduokit, 60 inžinierių per savaitę po vieną improvementą padaro. 60 improvementų, tai reiškia 60 kartų geriau mūsų įrankis veikia. Vienam reikia ten integruoti, žinai, tag managerį. Viskas, žinai. Vienam Figma. Viskas. Ne? Jau kiek atsiranda capability'ų. Taip, stengiamės irgi treatinti jį kaip darbuotoją, izoliuotai. Tai reiškia, kad jisai turėtų savo akcesus, kad jisai būtų, žinai, mus apsaugotų, tai yra nuo tam tikrų rizikų, jų neišvengsi, bet vėlgi, kaip tu tą žiūrėsi. Arba tu lauksi, kol atsiras kažkoks enterprise solutionas, ar tu pasidarysi savo kokybiškai tam tikrą kokybę ir tam tikrais guardrailais. Ir tuo labiau turbūt, būnant inžinierinė organizacija, tu turi krūvą žmonių, kurie yra smalsūs ir nori daryti dalykus, tu turi savo vis tiek specifinius workflowsus ir kaip tu nori tą dirbti, tu turi tam tikrus įrankius ir tada dependent ant kažko, kai labiau, čia kita dar toks metadelis, kur tu su agentu darai agentą. Čia turbūt yra net gal nusikalstama, nežinau. Čia irgi ta tokia įdomi atskira tema, kas yra susiję su saugumu, kaip prižiūrėti, kiek gali agentas daryti, kiek norim riboti. Tai vėl, kai ta yra mokymosi fazė, tai tikrai norisi kaip įmanoma daugiau suteikti kolegom galimybių. Tai kokį įrankį norite išbandyti. Išbandykit, pasižiūrėkit, ar jums tinka. Paskui, kai mes prieisim prie sekančio etapo, o dabar paoptimizuokim, o dabar pagalvokim tai, kad jūs susikūrėt savo lokaliai, jūs turit labai gerą lokalią aplinką, jūsų produktyvumas padidėjo kelis kartus. O kaip mums dabar visą tai padaryti visiems prieinamą? Kaip skeilinti, kaip optimizuoti, kaip efektyvinti. Galbūt mes kažkur vėl išleidžiam nemažai pinigų, kaip mes galėtume suoptimizuoti tą dalį. Tai žingsnis po žingsnio vis ieškom, kaip dabar jau iš lokalaus tokio darbo pobūdžio eiti į visą organizaciją. Kaip čia, premature optimization is the root of all evil, ne? Tai reikia teisingus dalykus teisingų laikų turbūt tiesiog. Žinai, tai ką mes ir prieš tai gal kalbėjom paliesti, žinai, teisingi dalykai teisingų laikų, vėlgi, bet kas deda pirmą žingsnį, ne? Tai vėlgi toks atsiranda boundary, išėjimas iš boundary, iš savo tos saugios aplinkos. Tai mes mėgstam tokius, žinai, duoti challenge'us. Yra keli inžinieriai, kurie gali ir jiems įdomu, išeina atostogų. Sakau, žiūrėk, išeina atostogų, palik dirbti vietoj savęs. Sėdi, Armantai, tu ką? Kaip? Ką? Ta prasme, sakau, pagalvok, gal išrasi kokį būdą. Čia pirmadienis, ketvirtadienis, nušypsina, va čia, žinai, sako, ateik. Sako, žiūrėk, veikia workflowsas. Ir išeina atostogauti. Išeina, palieka pirmą vocation botas, palieka dirbti. Ir tas botas dirba. Jisai aiškiai sudėliojo, kas gerai buvo, kad aiškiai sudėliojo komunikaciją visajam gildui, kaip botas veikia, ką daryti su merge requestais, tada visiems nereikėjo klausimų. Jisai sprendė labai paprastus, ten lintingo problemas, visą kitą, žinai, nieko kažkokios, bet veikia. Ką dabar tu turi procesą ir jį gali optimizuoti. Tai reiškia, tu turi pirmą patį blogiausią dalyką, kai Tomas mėgsta sakyti, tai yra mūsų pirma blogiausia versija, ir tada nuo to gali atsispirti. Tai va, tas labai, žinai, irgi duoda tokį. Kitas žmogus sako, žiūrėk, savaitgalis, padarykit, kad savaitgalį kodintų. Ateina pirmadienį komanda, sako, ką tu čia padarai. Neveikia taip, bet vėlgi tu turi pirmą patį blogiausią dalyką. Iš to automatizavimo perspektyvos irgi dalykas, kas šiuo metu vyksta ir tikrai labai smagu ir pasidžiaugti ir komandos nariam labai norisi padėkoti automatinis klaidų taismas. Kas mėgsta, kas nori dirbti prie maintenance tipo užduočių, taisyti bugus. Agentas kiekvieną naktį gali pasitikrinti, ar yra užduočių, kurias pagal šios dienos galimybės, pagal tą kompleksiškumą gali atlikti, ar pakanka turimos informacijos, ar gali atkartoti tą klaidą. Gerai, pamėginkim pataisyti. Pataisė vieną, pataisė antrą, pataisė trečią. Turime jau pavyzdžių, kur pasižiūrėkit, automatiškai pataisė tam tikras klaidas. Turime sąrašą klaidų, kurių
blogai pataisė, ne taip, kaip norėjom, ne taip, kaip reikėjo, tai vėl. O kaip galime toliau patobulinti, pagerinti, kad judėti link to sudėtingumo, kad vis kompleksiškesnės užduotis galėtume padaryti. Tai va, tai ta kelionė labai įdomi ir va, Armanto pavyzdžiai, kur tikrai, va, man tai labai labai žavu yra tas wow momentas. Kai yra užduotis, kuri šiandien atrodo, kaip, nežinau, sunku net įsivaizduoti, kaip įgyvendinti ir padaro, pavyksta, pasidalina. Tai va, tas pasidalinimo momentas labai labai svarbus. Ir čia turbūt ir tokį suteikia pagreitį visai organizacijai, ne? Vienas pasidalina, kitas pasidalina. Net ir skeptikai turbūt pradeda galvoti, kad yra čia kažkas... Yra šito, žinai, vėlgi, tai tas dalinimasis tikrai stiprus dalykas ir mes tą labai skatiname. Kartais būna, kad kartais netgi kartojasi tą dalyką, bet irgi verta kartoti, nes ne visi žmonės vienodai supranta informaciją, skirtingai ir skirtingai greičiai yra, tai kartais net ir kartojamės ir atrodo kartais nuobodu kai kuriems, žinai, bet tas yra svarbu. Ir tos inovacijos, tai va čia tie yra, žinai, laiptukai, kurie po biškį tau padeda eiti link kelio, nes mūsų tikslas yra, žinai, agentai, o inžinieriaus prasme mes kalbamės, kad tai yra orkestratoriai. Ne? Tu turi savo agentus, tu supranti, kaip veikia sistema ir tu ją gali fine-tuninti, tvarkyti, bet tavo kompetencija reikalinga bus, žinai, tokia kaip dabar esi, tik tai klausimas, ką tu darai, kur tu verti kuri. Čia gal ir geras tada toks perėjimas, ne, prie to žmogiško elemento. Agentai, viskas gerai, čia daug padaro, greitai parašo kodą. Tai ir minėjai, kad buvo vienas kitas smalsus inžinierius. Aš įtariu, kad buvo ir gal kur labai skeptiški buvo. Tai vat kaip apskritai komanda visą kaip paėmus, kaip priėmė šitą pokytį? Tai skirtingi žmonės skirtingai reaguoja į pokyčius. Mes, kaip žmonės, kurie esame atsakingi už tą pokyčių įgyvendinimą, turim turėti ir gerą supratimą apie savo komandos narius, juos gerai pažinti, apie tai nuolat kalbėtis, nes vis tiek tai nėra dalykas, kuris nutiko per naktį. Jeigu, kaip pradėjom pokalbį prieš metus, buvo hekatonas, tai visa tai tęsiasi ir dar po metų, ir dar toliau. Tai tas nuolatinis kalbėjimas, bendravimas, klausimas, kaip jautiesi, kokios mintis, kur tau yra įdomu, ką norėtum daryti, ką veikti. Ir tada pagauti kelis tokius kertinius momentus, tai yra smalsumą, sujungti su kompetencija. Vėl skirtingi žmonės turi skirtingas stiprybės. Vienas stipresnis yra inovacijose, kitas įgyvendinamas projektą iki galo, trečias dar kažkokioj kokybės užtikrinimo srity. Tai sujungti smalsumą, ekspertiškumą. Kiekvieno ambicijos lygis irgi yra labai skirtingas. Tai pažiūrėkim žmonių, kurie labai yra drąsūs, smalsūs, ambicingi, nori padaryti didelius dalykus. Ir kai sudedi tuos dalykus ir dar tą kultūrą, kurią mes čia Podimo irgi labai norime kurti, puoselėti, tai kad rūpėtų tavo kompanija, rūpėtų organizacija. Mes irgi labai norim ir patys taip elgtis ir kad žmonės elgtųsi. Angliškai mes sakom act like it's your own business. Tai jeigu tai būtų tavo kompanija, ką tu darytum, kaip tu elgtumėsi. Ir kai tu pradedi mąstyti per tokią perspektyvą, vėl įsijungia kažkoks, atrodo, kitas mąstymo būdas, kai tavo tikslas yra labai ambicingas, kai tu galvoji, kaip čia apie savo kūdikį, savo kompaniją, tai tu tada ir dedi daugiau pastangų tą žengi papildomą žingsnį, kad vėl inžinieriai, spręskime problemas. Kokia problema, kurią norim išspręsti. Ir ar tai tu būsi skeptikas, ar labai didelis entuziastas, tu vis tiek turi pereiti per tą mokymosi kreivę. Anksčiau, vėliau vis tiek pereisi. Tik tai tie, kurie yra pirmi, galbūt jie įveikia dalykus, išbando ir paskui, kurie eina iš paskos, jie jau gauna produktą, kuris jau truputį yra pagerintas, patobulintas, galbūt truputį mažiau kartų reikia perdaryti. Tai aš manau, kad visi einam per tą patį kelią, tik tai savo tempu, savo greičiu, bet išnaudojant žmonių stipriasias pusės ir jų tą smalsumą. Gal Armantas dar norės kažką? Jo, tai Tomas labai gerai čia viską apibūdino. Ir kalbant apie žmonės, tai įsivaizduokit, jeigu vieni lėčiau adaptins, jiems didesnis stresas, nes vyksta pokytis. Kai pokytis vyksta, visada atsiranda tas neapibrėžtumas,
ne viskas veikia pagal procesus sutartus, ne, ir tada kyla klausimų, kaip mes čia dirbame ir kas čia vyksta. Tai stengiamės kalbėtis, stengiamės suprasti kiekvieną žmogų ir padėti, klausti klausimus, ko reikia, kaip dažnai, kaip kiti galėtų. Ir tada kalbėtis apie tos žmonės, kurie, tarkim, daro pokytį. Ne? Tai kaip jie rolė, jeigu aš nespėju, aš, tarkim, lėčiau adoptinu naujoves ir aš nespėju daryti ir negaliu kontributinti inovaciją, tai kaip aš galiu suportinti, nestabdyti, bet suportinti, ne? Nes turėjom, tai neslėpsiu, čia nėra lengvas procesas ir čia mes nežinom formulės, kaip tą pokytį daryti ir mes eksperimentuojam labai daug ir atvirai kalbame su komandomis. Ką tai reiškia, kodėl tai vyksta, žinai, ir bandome suprasti. Tai yra, aš manau, čia yra didelis nuopelnas Podiumo visų inžinierių, kur mes esame, nes tik to dėka, žinai, tik tų diskusijų dėka mes, žinai, galėjom tą padaryti. Nes jeigu mes turėtume ten 2 žmonės, kurie daro ir kiti nedarytų pokyčių, niekur mes nenueitume, žinai. Tai aš manau, čia yra tikrai nuostabi. Aš žinau, kad, sakau, aš jaučiuosi kaip dirbęs metai laiko, ne, dirbau Podiumo lygiai, va, praeitą savaitę buvo metai, bet aš jaučiuosi čia 4 metus atidirbęs. Okay. Ta prasme, ant tiek pasikeitė peisas, ant tiek greitis, ar ant tiek įdomu, kad, yra tikrai faina. Aš manau, gal bent jau kas man taip užstringa ir ką aš visą laiką irgi akcentuoju, kad labai svarbu yra kalbėtis su žmonėm, išklausyti vieną dalyką, kodėl, kur tas nerimas kyla, nes man atrodo, čia yra taip, ten buvo turbūt senai, gal kai IDEs atsirado tokios rimtesnės, arba ten objektinės kalbos iš ten procedūrinio kažkas, bet čia yra pirmas turbūt toks didelis, naujas pokytis, kur paprastai inžinieriai disruptindavo visas kitas rytis, ten keisdavo ir kažkaip inovuodavo, o dabar kažkas, ką sukūrė, labai iš esmės keičia tai, kaip dirba. Tai čia, man atrodo, daug tokio neapibrėžtumo yra. Tiesiog, kad nelabai kas išgyvena tą. Tikrai taip. Ir vėl, evoliuciškai pasižiūrėkim, tai prisitaikymas. Dar viena labai labai svarbi savybė. Kiekvienam žmogui, įskaitant ir mane, ir Armantą, kiekvienas žmogus turi prisitaikyti prie naujos realybės. Ir klausimas, kaip tą padaryti? Kokia yra mano nauja rolė? Kokia yra mano nauja atsakomybė? Kas man patinka? Kokius dalykus aš ir noriu, ir galiu paleisti, atiduoti agentui, kad būtų tas procesas automatizuotas, ką aš noriu turėti pas save, kokius sprendimus priiminėti. Tai labai labai daug pokyčio, labai daug reikia prisitaikyti prie tos naujos realybės ir vėl, tai nėra lengva. Kiekvienas pokytis turi savų pliusų, savų minusų, tik tai tikrai norisi ir savo, ir kolegom palinkėti, kad žiūrėti šitą pokytį su kaip įmanoma daugiau galimybių ir tiesiog jas išnaudoti. Aš girdėjau tokį pasakymą, kad šitam vakarėlyje, kuris vyksta, ar ten didžiųjų technologijų, ar AI, jame reikia dalyvauti. Vėl, kokia bus tavo ten, koks tai įsitraukimo lygis, tai yra viena, bet jame reikia dalyvauti, nes tikrai bus sukurta labai daug naudos, vertės ir tikrai būtų smagu jame dalyvaujant tą naudą ir vertę pasidžiaugti. Tai gal tada į tą pokytį ir užsiminėt, kad orkestratoriai, inžinieriai. Tai gal kaip pas jūs dabar atrodo inžinieriaus darbas, nes daug agentų naudojama, daug procesų automatizuojama, kur jų yra inputas, kur jų sprendimas ir kur tada kas paliekama? Tai dar dabartiniai procesai toli gražu nėra tobuli. Tai vėlgi, tas pats kiekvieno inžinieriaus darbas yra labai gal panašus, jie turi workflowsus, skillsus, susidėlioja workflowsus, jie duoda Jira tiketą, Jira Epica, iš to gauna rezultatą kažkokį kodą, ne kažkokį, bet kodą tam tikrą. Ir turime, kadangi su bizniu dirbame ar su kitais padaliniais, mes gauname įvairių užsakymų, sukurti vienokį features ar kitokį. Ir ne visados gauni consistency outputą. Tai kas dabar vyksta, tai žmonės tiesiog kiekvieną kartą darydami darbus kontributina ir tobulina tą bazę skillsų, kad jie veiktų vis geriau. Tai vėlgi, čia yra, man atrodo, continuous procesas, kuris yra daromas. Tai šito neišvengsi, ką dabar bandom toliau eksperimentuoti, tai daryti jau automatinius workflowsus, kur agentas nusprendžia pagal complexity, ką Tomas minėjo su bugais, techninius darbus. Testų rašymas. Šiais laikais labai pigu, ne? Ir testai yra vienas iš kokybės aspektų, kur tu gali tiesiog turėti agentą, kuris kiekvieną naktį peržiūrė, kas padaryta kode, kur reikia gal dėmesio, gal kur ateina bugai ir parašyti tam testą.
Vėlgi, tai automatinis dalykas, kuris galėtų veikti automatiškai, tu pradžiai pasižiūrėtum, ar tai gerai veikia ir toliau gali paleisti šitą procesą. Tai mes tengiamės vėl biškutį išeiti iš tos boundaries, ką turim susikūrę, bet tai nereiškia, kad mes viską atiduodam. Tai vis tiek, tai yra inžinieriai daro savo darbą ir jie darys toliau. Kalbant apie tai, kaip jie darytų, mes kalbam, sakom, jeigu tau norėtum karjeros pokytį daryti. Tai sako, Armantai, sako, aš jeigu einu į pokalbį, pirmas klausimas, ar turi AI ir kaip jį naudoja, žinai. Tai čia, žinai, išlaikymo jau netgi klausimas, jeigu tu turi šitaip susidėliojus workflowsus ir organizacijų yra mažai, kurios tą daro, tai tau jau lengviau išlaikyti ne vartotoją, bet savo darbuotoją, žinai. Nes darbuotojas pripratęs dirbti visai kitokiu būdu. Ir gal išėjęs jisai tada sakytų, aš galiu atnešti šitą pokytį. Taip. Labai dar įdomus momentas, kad kiekvienas žmogus, kiekvienas inžinierius, anksčiau programuotojų vadinu, ar atrodo nuo programuotojo, gal žodželio reikėtų, ar ten developer truputį toliau nueiti, kiekvienas patampa menedžeriu, vadovas. Kiekvienas žmogus yra vadovas. Kodėl vadovas? Reikia staptelėti ir pagalvoti, ką aš turiu padaryti, ką aš noriu padaryti. Koks mano planas savaitę į priekį, 2 savaitės, mėnesį, ketvirtį, kaip toli galima ateit. Kai aš turiu idėją, ką reikia pagalvoti, man reikia paruošti tą planą. Vėl. Tai yra padedikuot tą darbą agentui, kad paruoštų planą. Jeigu tai darytų mano komandos narys, be abejo, aš turėčiau suprasti, susipažinti, peržiūrėti ir sakyti, gerai, puikus planas, važiuojam. Tai kiekvienas žmogus dabar turi ir tokią atsakomybę. Kaip planas yra įgyvendinamas, ką aš turiu. Turiu stebėti kaip projekto vadovas. Čia yra mano projekto komanda, čia yra mano projekto planas, čia yra darbų apimtis, čia yra kaštų dalis, kurį aš turiu prižiūrėti reguliariai, koks yra statusas, koks yra progresas, ar jau geltonuojam, ar jau raudonuojam šitam projekte ir imtis tam tikrų veiksmų. Tai kiekvienas žmogus patampa vadovu, projektų vadovų ir tikrai labai labai smarkiai pasikeičia, išsiplečia tos darbų atsakomybės, kad darbas nuo pradžios iki pabaigos būtų įgyvendintas taip, kaip buvo numatyta, suplanuota. Tai aš šiaip labai gerai palėtė programuotojas ir inžinierius. Mano galvoje tai visą laiką buvo labai atskiros net specialybės turbūt. Inžinierius sprendžia problemą. Jis pasiima problemą, jis eina įsprendžia su įrankiais, kuriuos turi. Programuotojas turbūt dažnai eina rašo kodą tada. Ir man atrodo, tas žmonės, kurie save laikia inžinieriais ir problemų sprendėjais, gali būti, kad jie turi ir kur kas lengvesnį kelią su šitų pokyčių. Nes jam atrakina rankas gal net vietose išspręsti tas greičiau, kitaip, geriau. Ir čia dar man labai patiko, kad labai daug kalbos buvo apie greitį, apie daugiau feature'ų, greičiau viskas. Bet vienas iš geriausių turbūt dalykų, kad kokybę mes galim geresnę palaikyti. Nes visą laiką vienas iš nusiskundimų turbūt inžinierių. Nėra laiko gerai padaryti, nėra laiko. Hekus darom, katinam kornerius, dar kažką. Dabar to nebėra. Tai ir visada būdavo, kada dirbsim su tech backlog, ne? Taip. Kada susiplanuosim, ne? Tai vėlgi, kas tas tech backlogas ir kaip mes jį galime adresinti. Kada refaktorinsim. Nes turim tokį seną kodą, kaip čia sudėtinga, žinai, kada refaktorinsim. Tai šitas lieka. Kalbant grįžtant apie inžinieringą ir developmentą, ne, tai aš kai prisijungiau Podiumo ir turėjau pirmą intro mūsų situacijos, jie sako, mes samdom inžinierius. Žinai, sakau, logiška, žinai, inžinieriai sprendžia problemas. Logiška labai, žinai. Tai, man atrodo, mes Podiumo tą stengiamės irgi akcentuoti, kad mes esame inžinierių kompanija ir stengiamės spręsti problemas. Ir tas matosi, ir tiek žmonių dalyko, ir man atrodo, šitas progresas labai aiškiai parodo, kad mes samdami ir esame inžinieringo kompanija, žinai. Tai man tas yra labai gražu. O dėl AI-us, tai vėlgi, testai yra pats pigiausias dalykas dabar, ką tu gali padaryti. Tai realiai kiekvienas merge requestas tau gali automatiškai testą, tu tik pasižiūri, ar veikia. Kiekvienas QA-as gali pasidaryti workflowsą ir testuodamas rankiniu būdu rašyti automatinius, kuriais tik reikės persižiūrėti. Tai žinai, ir gali pasidaryti netgi workflowsą, kuris continuous, shadow'le daro, ne, ir kiekvieną rytą tu gauni 5 naujus testus. Tai čia nėra tokių apribojimų, čia tiesiog, ką mes sakom, vaizduotės įjungimas,
kūrybiškumo, vaizduotės, kaip tu tą gali apjungti, žinai. Ir kartais netgi padiskutavimus, dėl to mes tengiamės ir duoti tokius biškai stretch, žinai, dalykus, kad įjungti vaizduotę. Ja, iš tos visiškai pritariu dėl kokybės užtikrinimo ir dar vienas kitas gal pavyzdys, jeigu mes kiek laiko skiriam saugumo kokybei užtikrinti. Mes sakom kokybę, patikrinam, kaip pakeitimas įgyvendintas 1, 2, 3 projektas. Tai vėl agentas, automatinis procesas, kuris nuolat 24 valandas per parą sukasi ir atlieka kokybės užtikrinimo užduotis tokias, kokias mes sugalvojam. Jeigu reikia patikrinti, kaip veikia mūsų aplikacija, rankiniu būdu, padarykime automatiniu būdu. Tegu testuoja ir ieško saugumo skylių mūsų sistemoje 24 valandas per parą, jeigu randa, duok mums žinoti. Mes einam tą skylę užkamšom, užtaisom ir ar mes galėtume tą padaryti rankiniu būdu, kiek mums reikėtų inžinierių, kad spėtume ir produktinius užsakymus padaryti, ir techninę skolą, ir klaidas pataisyti, ir dar proaktyviai galvoti, kokias čia naujas idėjas. Tai turbūt komandos reikėtų irgi N kartų didesnės. Tai labai daug galimybių atsirado su agentais ir automatiniais procesais. Vėl svarbiausia susifokusuoti į prioritetus, kas mums šiandien yra svarbu ir tenai visą tą dėmesį nukreipti. O kai dėmesys, fokusas yra tenai, tai ir dalykai įvyksta kažkokiu tais būdu. Tai papildysiu čia apie saugumo, tai išėjo mitosas čia prieš mėnesį laiko, ne? Tai visas pasaulis, pats modelis, kuris baisu išleisti, nu ir vėlgi, kūrybiškumas, ne? Tu sėdi, jisai sprendžia security problemas. Mes turim Opusą 4.7, pakankamai galingas modelis, ko jam reikia? Jam reikia gal workflowsų, skillsų, kuris tą patį darytų. Nu ir mes pasidarėm. Ir žinokit, nustebom, ką gali rasti ir kur gali rasti. Okay. Tai pirmas 2 savaitės sprendėm vulnerabilities. Okay. Ta prasme, buvo komandos, kiekvieną, dabar turim irgi procesą automatinį, kuris seka vulnerabilities ir reportuojam komandom, kurios turi susitvarkyti. Tai vėlgi, kūrybiškos, kaip tu sujungi tam tikrą informaciją. Kažkas parašė, ištrynė rasti visas dombazes, ne? Nu, tai komanda sako, okei. Kaip dirbama, arba tu gali paskaityti, sakyti, jo, jūs blogas, arba tu sakyti, kokie pas mus guardrailai ir einam pasižiūrėti ir padarom improvementą. Tai vėlgi tas pats approachas, 2 skirtingi rezultatai. Tai yra tas pats, žinai, problema, bet požiūris, bet skirtingi rezultatai, ką tu gauni. Ir labai, žinai, tas sekasi. Tai ką iš man labai patinka iš mūsų komandų, kad mes matom kažkur problemą, verčiame galimybę. Ką mes tą galim padaryti. Geras. Jo, čia turbūt gal šiek tiek einant toliau nuo žmonių, ne, ir tada esu kalbėjęs ir turbūt yra dabar daug tokio, kad keičiasi ne tik tais, kad kaip dirbam, bet ir kaip organizuojamės apskritai, ne, kad gal jeigu anksčiau būdavo ten 5-6 žmonės komandoje, gal dabar nebereikia 5-6, aš nežinau, tai vat, ar jūs pastebėjot kažką, ar jūs keičiat, kaip komandos atrodo, iš kokių žmonių susideda, nežinau, pavyzdys Viksai X inžinierius, visi gali tiek frontendą, tiek backendą daryti, tarkim, ne vienas būdas. Tikrai keičiasi ir turbūt irgi klausimas yra, kaip greitai ir kiek mes norime padaryti pakeitimų. Jau pats pokytis yra didelis, ar mes dar norim daryti tuo pat metu ir organizacinius pakeitimus. Eksperimentavimas šitoj srityje irgi labai įdomus ir svarbus, nes vienas autonominis agentas gali padaryti labai daug darbų. Tada klausimas yra, o kas tam agentui parūpina tuos darbus ir kiek reikia žmonių, ar užtenka 1 žmogaus ar 2. Tai vat jau mes turime komandą, kuri yra suformuota apie agentą, kuris funkcionuoja savarankiškai. Jau inžinierius patampa ir product manageris, ir savotiškas dizaineris, nes irgi ir gali, ir turi, ir reikia priimti sprendimą, o kaip atrodys mūsų vidinio naudojimo įrankis. Mes dėl kiekvieno ten pakeitimo, dėl kiekvienos spalvos nesikreipsim į dizainerius. Jie irgi turi darbų, turi savo prioritetus, mes patys galim tam tikrus klausimus atsakyti. Analitikas vėl, jeigu mano agentas turi prieimą prie duomenų, jisai man gali pasakyti daug informacijos, kaip naudojamas, kada naudojamas, kodėl nenaudojamas,
mano sukurtas įrankis, produktas ar servisas. Tai va, inžinierius su šitais naujais darbo įrankiais patampa viskas viename. Jo. Tai komandos dydis jisai tikrai keičiasi, galimybę padaryti, jeigu irgi turim backend inžinierių, web inžinierių, mobile inžinierių, gali padaryti pakeitimus naudojant agentus ir tuos reikiamus skillsus bet kokioje kitoje repozitorijoje. Anksčiau man reikėdavo palaukti, kol web inžinierius atras reikiamą minutę padaryti pakeitimą. Dabar pats galiu padaryti tą pakeitimą ir patvirtint, kad viskas gerai, niekas nesugriuvo. Vėl yra testai, kurie man net parodo, kad viskas gerai veikia, aš galiu išsitestuoti. Tai va, tai tokie pirmi nedideli pasikeitimai jau yra matomi ir šitą mintį aš jau pakankamai senai perskaičiau vieno žmogaus, kuris product management srityje fokusuoja komandą, susidarys iš kelių žmonių. Tai irgi buvo tas pat product manageris, inžinieris, dizaineris paminėtas, tai bet nebuvo 10 inžinierių komandų. Tai daug mažų autonominių komandų gali padaryti milžinišką pokytį, ką jau šiandien ir matome. Tai jo, tai aš ką matau, mes žinai, palikę esame struktūrą tą pačią, kokia yra, bet kas matosi, kad inžinieriai išeina savo ribų. Ta prasme, backend inžinierius, jeigu jam reikia webo pakeitimų, nueina pasidaryti, jeigu turime autonominius bugus, žinai, kur bugus gali spręsti bet kas organizacijai. Tomas, kiek įsprendė bugų irgi. Ta prasme, mes su Tomu šiais metais daugiau PR padarėm negu per paskutinius, žinai, 5 metus. Per 20 metų, žinai, tai žinai, iki tokio lygio dėja. Ir vėlgi, tu, žinai, tas praktikas, žinai, padarė agentas, tu agentų paprašai, kad lokaliai ištestuotų. Jisai pasileidžia, playwrightą patestuoja, ar viskas veikia, ar viskas ok, žinai. Jeigu negali reproducinti, sako, man reikia QA-sų. Nueina pas QA-są, sako, davai padėk ištestuoti, žinai. Tai vėlgi, čia logika, kaip tu tą susidėliosi. Kitas dalykas, kas vyksta, tai vėlgi, mes kalbėjom labai apie žmonės procesus, tai komandos procesai. Kaip mes planuojam darbus. Kaip planuojam darbus, kaip žiūrime, kurie ten darbai yra daugiau kompleksičių, mažiau ir kaip juos galim pasimti. Ką nepaminėjom, tai mes esam susitarę, kad agentų vystymas yra to pačio komandos darbo backlogas. Tai reiškia, aš įsidedu į tą patį sprintą, tuos pačius gauna prioritetą irgi, bet jie turi būti tam pačiam dalykė. Ta prasme, tai viskas yra viename, tam, kad neatskirti ir neturėti kažkokio pašalinių procesų ir turėti viename viską. Kai mes kalbėjom, turėjom čia kažkada tokią diskusiją, tai kaip trytinti AI, kaip tą dirbtinį intelektą trytinti. Taip pat kaip elektrą, kaip kompiuterį. Tai yra tavo kasdieninė duona, ką tu ateini į darbą ir ką tu darai, žinai. Tiesiog tai. Commodity. Jo, ir čia yra darbas prie įrankio, ne? Tu darai įrankį, kuris daro tada kitą darbą, už kurį tu taip pat esi atsakingas. Geras. Dar vienas gal kampas, kas labai keičiasi, tai kiek pas jūs, nežinau, jaunesnių kolegų yra, tarkim, nežinau, junioras vadinama, ne, nu, ta prasme, tik tis pabaigia universitetą ar pradžioj savo karjeros. Kaip jie su AI dirba? Ir tada kitas klausimas, kaip samdo taip pat žmonės? Nes čia visokių yra, nuo CV rašymo su AI ir tada netitikimo realybėj iki namų darbų ir toliau. Čia labai svarbi vieta ir mes galim kalbėti apie darbą, apie podimo, kaip jauni, ką tik karjerą pradedantys specialistai integruojasi į kompaniją, kurie jau yra aktyviai naudojami agentai, automatizuoti procesai, dirbtinis intelektas, bet lygiai taip pat galim galvoti ir apie vaikus, kurie mokosi mokykloje, jiem reikia atlikti užduotį, matematikos užduotį. Galima nufotografuoti tą užduotį ir paprašyti, kad ChatGPT ją atliktų. Nu taip, nauja realybė. Kiek vaikas išmoko, suprato, ką jisai padarė, rezultatas teisingas, rezultatas yra ir labai labai svarbi šita vieta. Jeigu mes paleisime viską daryti automatu, kiek mums reikia gilių žinių, kas bus, jeigu nustos veikti. Dingo elektra, kaip man atsiskaityti banko kortelę, terminalai neveikia, kasos aparatai neveikia. Tai ką aš darysiu, kaip aš gyvensiu, kai tuo metu neturėsiu. Labai labai patogu, kai viskas veikia. Tai šitoje vietoje turbūt irgi
tas vat balansas, ieškojamos aukso vidurio, naujas žmogus, jeigu jam sakysim, daryk 2-3 kartų, neatsilik nuo labiausiai patyrusių komandos narių, naudok agentų 100%, ar tai bus geriausias, teisingiausias sprendimas, nežinau. Todėl, kad žmogus, ar jisai supras, ar jisai žinos iš tos inžinierinės pusės, kokia problema, kaip veikia, turbūt reikia skirti laiko išmokti, suprasti, įsigilinti. Tai labai labai, mes esam lūžio momente. Ir dar po kelių metų ateis žmonės į darbo rinką, kurie nebebus matę šito darbo būdo. Mes tai dar čia matėm. Tai bus labai labai įdomus momentas ir aš kartais net ir pajokauju, tuoj į darbo rinką ateis karta, kuri gimė su išmaniuoju telefonu 2007, 2008, 2009+. Tai jie tuoj ateis į darbo rinką ir jie iškart paklius, kur yra viskas taip automatizuota ir agentai dirba. Kaip tai atrodys. Tai tikrai reikia fokusuotis ir į supratimą ir nepalikti visko vien tik tai automatiniam įgyvendinimui, nes kaip visą tai atrodys truputį su ilgesnė perspektyva. Pritariu. Ir mes turėjom tokių pavyzdžių, kur jaunesni inžinieriai, jie greičiau onboardinasi, bet jie greičiau ir paleidžia. Tai ką darom, sakom, tai kaip mes galim tą užtikrinti kokybę, kaip paskaityti dokumentaciją, kas parašyta dokumentacijoje, ne? Elementariai, jeigu darai kažkokią integraciją, tai paskaityk, kad suprastum, koks yra tavo outputas, o ne kopijuok kažkokią kitą integraciją, kaip pavyzdys. Tai šitas svarbu, bet tuo pačiu mes matom, kad jaunimas labiau onboardinasi, jaunesni kolegos labiau greičiau onboardinasi ir perima tą, žinai, workflow supratimą ir gali nauoti. Ir čia keičiasi mūsų hiringo procesas. Jau turim pirmą, kur poziciją atidarėm, ieškome QA, inžinieriaus. Ir keičiasi, kaip skambini ir žiūri, jau skambinam ir anksčiau turėdam tos ilgus intro pokalbius, visą kitą, stengiamės dabar paprastinti. Dabar engineering manageris, team leadas pasiskambina 15 minučių, kalbamės apie esmę, kaip dirba žmogus, kaip projektus lydina, kaip engineering mindsetas atrodo pas jį. Ir jeigu matom, kad jisai fitina mus, tada darom techninį interviu. Techninis interviu, paruoštas kompiuteris su klodu, gauni užduotį ir turi 45 minutės padaryti ofise. Stengiamės į ofisą pasimti, nes mūsų įrankis ir duomenų darbas fiksuotai. Mums klodas leidžia pamatyti, kaip jisai dirba, kaip jisai mato, kaip jisai dirba su kodu, kaip dirba su sistemom. Jam reikia suprasti, bet tuo pačiu jam reikia išmokti irgi žiūrėti, kaip gal paraleliai daryti. Žinai, sesijas ir taip toliau. Tai čia biškiau tas skiriasi. Dalykas, kurį bandom irgi surasti, nežinom, ar tai teisingas, bet dabar pradėję esame eksperimentuoti su to. Jo, nes čia, dvi dalys, ne? Svarbu tikrinti taip, koks bus darbas, tai reiškia su tais įrankiais, kuriais ir dirbsiu, bet to pačiu, kaip tada patikrinti ir tą pačią esmę supratimą patį, turbūt. Bet čia, kaip minėjai, čia visur, visa mokymosi, kaip ir institucijos, universitetai, mokyklos, kad ir kur paimsi lygiai su tokiam pačiom problemom susiduria turbūt. Taip, neskubėt paleisti tų būdų, kaip mes patikrindavome žinias šiek tiek anksčiau, prieš metus. Ir šiandien, kaip patikrinam, tikrai viskas keičiasi, aukštinkojom apsiverčia, bet neskubėt kažko tais atsisakyti, nes mes tikrai nežinom, kaip atrodys ta darbo vieta dar po mėnesio, dar po pusės metų, dar po metų. Tai pasižiūrėsim. Bet tas bandymas, eksperimentavimas ir, gerai, pabandėm. Nesuveikia. Bet žinom, it's okay to fail, it's not okay not to try. Čia turbūt svarbiausia mintis apskritai turbūt, kaip čia, galima apibūdinti kaip chaotišką aplinką, kur nieks nežinom nei geriausiai, ką galima daryti, koks čia geriausias būdas, tai vienintelis blogas būdas nieko nedaryti, tada turbūt išeina. Ir tada gal pabaigai, tai čia suprantu pirmas pusmetis, kai jau taip ant Augmented Engineering visiškai važiuojat, tai ką šie metam, ką kitiem metam galvojat, kokie tikslai? Nesuprantu, tikslai ambicingi. Taip, aš manau, mes per šį netgi ne pusmečią, per 3 mėnesius, ketvirtį realiai, nes mes vasarį pradėjom, tai čia tik ketvirtis yra rezultatas. Tai sekantis dalykas suprasti, kur mes norim būti, kur ta vertė didžiausia organizacijai, nes kaip pavyzdys,
mes kalbam su to ir mūsų tikslas yra iki 30 metų augti 10 kartų. Ne? Tai kaip inžinieringas, didinant labai stambiai daug žmonių, ne, mes galėtume suportinti šitą augimą. Tai čia mūsų toks long term. Tai short term, šių metų pusmetis hackathoną turėsim už mėnesį, už 2 savaičių. Tai už 2 savaičių tai turėti pramoninius agentus, kurie jau gali savarankiškai 1-3 ten story point, low complexity darbus daryti pačius. Tai visos komandos ruošiasi, daro juos. Tada metų galas turėti agentus, kurie jau gali vidutinio kompleksišio darbus daryti. Ir end golas vis tiek, manau, orkestravimas. Kaip inžinieriai kuria vertę organizacijai. Prasme, nežinom kaip nueiti ten, bet maždaug žinom kryptį, kur ten eiti. Dar vienas iš tikslų, tikrai tai nėra galutinis tikslas, bet mes norėtume pasiekti tokią būseną, kur galėtume sakyti, kad mūsų funkcionalumai, feature'ai yra save patys tobulinantis. Tai jeigu vėl agentas 24 valandas per parą nuolat dirba, nuolat stebi, kas vyksta produkcinėje aplinkoje, jisai stebi, mato, koks ateina grįžtamasis ryšys iš mūsų vartotojų, klausytojų, žiūrėtojų, podcastų ir audio knygų klausytojų. Ir jisai gauna signalą, kad kažkas negerai, kažkom skundžiasi, yra kažkoks sutrikimas. Vėl gali prasukti, patikrinti, pasižiūrėti, rado iškart pataisyti, o galbūt, jeigu mes duodam misiją agentui, padaryk, kad konversija kažkokio tai funkcionalumo iš X procentų į Y procentų pagerėtų. Ir ieškok, bandyk, eksperimentuok, sugalvoji vieną idėją, padarai eksperimentą, pasižiūri, koks rezultatas, geras rezultatas, išleidžiam didžiai daliai visiems vartotojams, prastas rezultatas, sugrįžtam prieš tai buvusios. Ir kad tokią pasiekti būseną, tikrai reikia dar labai labai daug darbo padaryti, bet va, kai turi tokį tikslą ar tokią svajonę, po truputį link jos judi ir kas tenai gausis, pažiūrėsim, pagyvensim, pamatysim. Jo, aš dabar kažkaip galvoju, daug buvo, tikiuosi nebėra, bet daug buvo tos baimės, kad čia kas šiandien nutiks, čia agentai pakeis inžinierius ir čia taip toliau. Bet atklausant, tą viziją, ką galima gal daryti, tą sistemą padaryti, save tobulinančią sistemą yra toks man tai order of magnitude sudėtingesnė problema atrodo, negu daryti, tarkim, produktą kažkokį. Tai čia inžinierių poreikis tai sistemai gali būti kur kas ir problemos kur kas įdomesnės ir sudėtingesnės, negu daryti patį produktą. Inžinierių reikėjo ir reikės, nes problemų buvo ir bus. Ne? O problemos gali virsti galimybėmis. Tai žinai, tai kalbėkime apie galimybės. Ir mes, ką kalbamės, mums reikės visų mūsų inžinierių, nes jeigu mes norim nueiti tą kelią, ir tarkim, X10 tikslas, tai yra be šansų be jų padaryti. Tai ta prasme, o problemų organizacijų ir galimybių tiksliau mes turim daug daugiau negu reikia. Tai žinai, vėlgi paimkim, mes tik kalbamės dabar apie inžinieringą. Customer supportas, ta prasme, teisininkai, turinio kūrėjai. Ten, kiek yra vietos jiems padėti ir kartu bendradarbiauti ir kurti vertę organizacijai, ten yra labai daug. Ir mes čia, kur pavyzdžius paminėjom, tai čia tik keli fraction. Tai va. Super. Tai jau beveik visai pabaigai, tada aš kažkaip bent jau iš viešos aplinkos, taip jūs vieni iš pirmųjų, kurie iš tikrųjų taip į tokį augmented engineering ir su agentais, kurie darot. Tai iš viso, ką išmokot, eidami tą pirmą ketvirtį, eigas, ne? Tai nežinau, kokie patarimai, ką išmokot, ką darytumėt gal kitaip, ne, nuo to, ką darėt? Kitaip, jeigu grįžtume atgal, nuo dabar, ne, tai aš manau workflowsai. Ta prasme, mes, ką dabar darom, aš bent jau pradėjau vaikščioti į kitas organizacijas, kviesiu pasakot, kaip mes padarėm pokytį. Tai mes pradedam nuo baseline, kas yra skillsai ir kaip skillsus padaryti workflowsus. Nes realiai, kai tu turi workflowsą, tavo inžinieringas tampa labai greitas. Reiškia, ir tada tavo kodo darimas tampa labai pigus. Reiškia, tu gali labiau rūpintis kokybę. Tai šitas dalykas. Ką, Tomas? Mano lūžio taškas buvo viena sesija su mano vadovu, kur
padėjo man susikonfigūruoti, susiintegruoti su Cloud Code. Tai turbūt mano irgi tokia išmokta pamoka ir patarimas. Surasti tą žmogų, kuris gali padėti padaryti tą pirmą žingsnį. Nuo ko pradėti, kaip prisijungti, kur prisijungti, ką padaryti. Ir tada, kai įvyksta tas wow momentas, tada dar pačiam įdomiau, padarai, pavyko, nepavyko, vėl ieškai. Bet tikrai labai svarbu, tie žmonės, kurie turi kažką išskirtinio ir gali padėti žengti tuos pirmus žingsnius, nuo ko pradėti. Ką rekomenduoju visiems, tai OpenClaw, Hermes, OpenClaw, yra daug agentų. ChatGPT subscriptionas 20 €, ne? Tai jeigu aš esu inžinierius, aš galiu pradėti nuo savęs, savo pasikurti. Šitam telefone turėti agentą, žiūrėti, kaip veikia, eksperimentuotis ir nuo čia prasideda šitas dalykas. Kai tu turi kažką mažo, tau tas kūrybiškumas. Ne, žinai, tai ir tam pačiam CTO galioja, jeigu ko CTO galioja, kaip jisai atneša. Nes tu atnešdamas, norėdamas atnešti tą pokytį, turi domėtis tuo. Ir tą labai mūsų, žinai, vadovas didelį darbą padarė, nes jisai domisi, jisai atneša tas idėjas ir mes galim apie jas diskutuoti ir jas implementuoti. Tai aš man atrodo, žinai, organizacijos mastu nereikia bijoti įrankių OJAJus, reikia galvoti, kaip juos korektiškai, saugiai pasidaryti, trytinti kaip darbuotoją, žinai, laikyti, kad tai yra tavo darbuotojas ir kaip tu darbuotojai suteiki juniorui, regularui teisės, taip ir šitam, žinai. Jisai auga. Pradedi nuo junioro, nuo interno pradedi iš vis, nuo interno pradedi, augini į juniorą, į regularą ir kažkada galbūt seniorai. Okay. Ir tada visai pabaigai 3 greiti klausimai apie šitą temą. Tai pirmas gal iš tų dalykų, kuriuos darėt ir bandėt ir testavot, ko antrą kartą nedarytumėt? Nelaukčiau, anksčiau pradėčiau, greičiau, anksčiau. Okay. Čia galiu pasakyti, rytoj. Mes turėjom tokį anksčiau pasakymą rytoj, kada pradedam klausimą, rytoj. Tai jį pakeitėm dabar šiandien. Sakiau, vakar. Ne. Vakar yra neįmanoma padaryti, ne? Tai kada greičiausiai gali pradėti, kai vyksta kažkoks susitarimas, gali šiandien pradėti daryti. Taip. Okay. Be kokio įrankio negalit gyventi? Čia labai ir sudėtingas ir paprastas klausimas. Šiuo metu mes Cloud'ą naudojam pagrindę, bet labai lengvai galim substitutinti į kodeksą ir kitus AI modelius. Tai tikslas yra lankstumas. Tai reiškia ne įrankis, bet yra lankstumas, kaip tu gali prisitaikyti. Vieną dieną gali būti Cloud'as geriausia modelį, kitą gali dieną būti kodeksas, trečią Google'as išleido vakarą, ne, modelį naują. Vėlgi, nežinai, kas gyvenime atsitiks. Bet svarbu, kad tavo sistema yra lanksti ir gali bet kokį modelį ją įdėti. Okay. Aš turbūt dieną pradedu ir darbo dieną užbaigiu su mūsų vidiniu agentu. Ryte jisai parašo, ką padarė per naktį, vakare išsiskiriam, jisai gauna užduotį, ką reikia padaryti iki kito ryto. Geras. Ir tada, ko niekada nepatikėtumėt agentui arba dirbtiniam intelektui apskritai? Manau, viską galima patikėti. Klausimas, kaip tu tą padarai saugiai, ne, ir protingai. Tai vėlgi. Ką reikia daryti ir galvoti, žinai, apie tai, kaip tu susidėliojo guardrailus, quality gate'us agentui. Ir visada nesitikėti, kad čia, manau, labiau apie tikėjimąsi. Nesitikėti, kad jisai iš karto dėliai turi padaryti, bet apie tikėjimąsi, kad jisai padarys kažkaip, kaip jisai supras, ir tada čia tau yra atspirties taškas, kad tu gali tobulinti. Turbūt kaip ir su karjeros laipteliais, kol agentas yra pradedantysis, daug dalykų nepatikėčiau, daug. Mid-level, senior levels, staff engineers, principal engineers, CTO levels. Tai turbūt kuo aukščiau kyla tais laipteliais agentas, tuo daugiau dalykų patikiu. Bet iš pat pradžių tai labai labai daug dar norėčiau turėtų saugiklių. Okay. Super. Ačiū Jums, ačiū už laiką. Ačiū labai. Iki pasimatymo. Ačiū. Malonu. Pagrindinė mintis, kuri liko po šio pokalbio, yra ta, kad šis dirbtinio intelekto pokytis yra kaip niekad žmoniškas ir apie žmones. Nors keičiasi įrankiai, būdai su jais efektyviai dirbti yra visiškai kitokie, negu buvome įpratę.
Todėl geriausia lyderystės forma dabar yra dalintis asmeninę patirtim. O visiems skeptikams norėčiau palinkėti smalsumo. Dirbtinis intelektas netobulas, tačiau jau dabar labai naudingas. Inžinieriaus darbas keičiasi, bet iš esmės lieka toks pat. Reikia spręsti kylančius iššūkius. Iki kitų kartų.